Sveiki. Noriu parodyti, su kokiais stiklais reikia būti ypatingai atsargiems būtent pradžiamokslams. Vat yra dvigubas stiklas ir su tokiais stiklais geriausia pradžiamoksliui yra ypatingai būti atsargiam arba tiesiog geriausias variantas yra išsiimti stiklą. O čia yra viengubas stiklas iš vienos dalies. Čia paprastas, šitų nereikia. Su šitais stiklais ypatingai nereikia būti atsargiems. Dedi skydą ir remontuoji įlenkimą. Bet čia, kuom skiriasi šitas stiklas. O jis yra iš dviejų dalių. Jis yra toks kaip priekinis stiklas, dvigubas, per vidurį eina plėvelė ir du suklijuoti stiklai. Tokių stiklų mano patarimas yra: ardai duris, jeigu esi pradžiamokslis, ir tiesinį lenkimą išsiėmus stiklą.